Turbūt daug kur teko matyti nerūdijančių plieno keptuvės. Kodėlgi jos tokios populiarios? Kodėl žmonės su jomis kepa, jeigu maistas prie jų kimba? Kodėl nenaudot paprasčiausios tefloninės keptuvės? Tai kaipgi šios keptuvės yra pagamintos? Tai viskas yra ganėtinai paprasta. Turim 3 sluoksnius: išorinis nerūdintis plienas, apatinis nerūdintis plienas, o viduje šerdis yra aliuminio. Aliuminio šerdis yra skirta tam, dėl to, kad būtent nerūdintis plienas yra ganėtinai netoks geras laidininkas, ganėtinai prastas, o būtent aliuminis labai gerai perduoda kaitrą. Taigi būtent šios keptuvės jos ganėtinai yra storos, jos ganėtinai gerai kaista, labai greit reaguoja į temperatūras, todėl jos yra labai universalios. Su jomis galima kepti viską. Mes galim drąsiai kepti steiką, mes galim kepti kiaušinienę, žuvį, vištieną, mes galim pradėti kepti viršuje ir paskui dėti į orkaitę. Ir šios keptuvės labai gerai reaguoja su indukcinėmis kaitintėmis ar tiesiog su dujine viryklė, mes galime neštis tiesiog kepti ant laužo. Dar vienas didelis privalumas yra būtent patvarumas. Šios keptuvės labai ilgai tarnauja, dėl to, kad nėra jokio, kaip ir minėjau, sluoksnio, tai yra tiesiog nerūdintis plienas ir būtent nerūdintis plienas yra labai patvari medžiaga, dėl to mes tokias keptuvės dažniausiai turėsim ne 1 metus ir tai drąsiai gali būti 10 ir daugiau metų. Ir būtent dėl to, kad tai yra nerūdintis plienas, jas prižiūrėti žiauriai paprasta. Tarkim, jeigu mes pradedam kepti vištieną, vištienos, tarkim, dalelės prikibo prie keptuvės, mes galim padaryti 2 dalykus. Mes galim keptuvę pakaitinti, įpilti šalto vandens ir viskas atšoks ir šaltas vanduo nekenkia keptuviai. Arba, mano mėgstamiausias dalykas, mes galim tiesiog įpilti šiek tiek vyno, įdėti, tarkim, svogūnų ir turėsim labai skanų padažiuką. Kaip aš plaunu ir prižiūriu šitas keptuves, aš jas tiesiog dedu į indaplovę. Ir būtent indaplovė visiškai nekenkia šiai keptuvei, mes ją galim tiesiog dėti ir tokiu būdu ją prižiūrėti bus labai paprasta. Dar vienas didelis privalumas yra tai, kad su šiomis keptuvėmis kepti yra sveika. Nerūdintis plienas jisai niekaip nereaguoja su maistu, jis niekaip nepakliūva į maistą, dėl to mes galim drąsiai kepti. Būtent su tefloninėm keptuvėm mes turim tą problemą, kad teflonas dažnai skilinėja lupas ir mes gaunam mikrodaleles į maistą, dėl to tefloną ne visą laiką rekomenduota naudoti ir kaip labai gera alternatyva yra nerūdijančio plieno keptuvės. Su jomis tiesiog reikia pramokti kepti. Ir kaip tai yra padaryti? Šias keptuvės reikia tiesiog labai gerai įkaitinti. Gerai įkaitinus keptuvę, jinai tampa nelimpanti. Ir kaip tai veikia? Kai keptuvė įkaista, įpilam šiek tiek aliejaus, įdedam maistą ir tarp maisto ir keptuvės susidaro garų sluoksnis ir tas garų sluoksnis natūraliai stumia maistą, tokiu būdu jis nelimpa. Kaip patikrinti, ar keptuvė pakankamai įkaitus, tai reikia tiesiog užlašinti vandens lašelį. Kai mes užlašim vandens lašelį ir jeigu jisai šokinėja, nelimpa prie keptuvės, vadinasi, garai jau susidaro tarp lašelio ir keptuvės, tokiu būdu tas lašelis nelimpa prie keptuvės. Jeigu mes įlašintume lašelį ir tas lašelis išgaruotų, vadinasi, keptuvė yra dar nepakankamai įkaitus. Tai pramokus naudoti šiomis keptuvėmis, pramokus būtent tai, kad jas reikia tiesiog įkaitinti, jos taps vienas jūsų mėgstamiausių ir universaliausių keptuvių virtuvėje ir jas naudosit visą laiką ir dažniausiai naudosit dėl to, kad jas prižiūrėti būtent yra taip paprasta, kai jūs baigėt kepti, jūs galite tiesiog dėti į indaplovę ir nesirūpinti, kad keptuvai kažkas nutiks.